Mokyklą baigiam prieš 2 metus, bet kadangi rugsėjo 1 tokia didelė šventė, nusprendėm sudalyvauti. Esam pridurkai, tad įsirinkom random gimnaziją, gražiai apsirengėm ir paidėm. Gi nieks nesupyks, jei pašvęsim kartu. Sveiki, sveiki. Mes nauji. Licėjaus. Iš licėjaus mes. Nežinau, nepasakė mums. Nepasakė, kas auklėtoja. Sigita. Pažiūrėkit. Gerai, jo, dėkui. Gerbiami pirmokų tėveliai, labai prašytume leisti savo mažučius eskaluoti abiturientams. O, aš tai jau turiu. Kaučiuos tu. Nu. 12. Ale, varom pat, einam ką jau. A, rimtai? Jo, einam. O, tai... Galima nuotrauką? O tai video? Ačiū. O tai jūs kada į mokyklą atėjot? Vakar? Kad jūsų net į klasę nepriskyrė. Aš nežinau, tai kad viena naujokė pas mane. Mes pabūsim dabar. Su paskutiniu rugsėjimu. Jūs įsivaizduojat, kad paskutinį kartą? Ir visi dievą rugsėjo pirmąjį mokyklą. Jie nenori nieko į kitą klasę, eik ir liks čia. Ir visi statyti. Gerai, mes gal pradėkim nuo panelės. Mano vardas Nastė, atėjau čia metukams pasibūt. Džiugas irgi atėjau pasibūt. Irgi metam. Metam pabūt, Jo. gerai. Tai esu Povilas, tai esu iš Vilniaus licėjaus. Tėvai persikraustė čia į Pilaitę gyventi ir su tais priėmėm sprendimą, kad ir mokyklą reikia pakeisti. Tai aš irgi meteliam čia pas jus. Gal nepasibūt, gal pasimokyti. Jo, pasimokėt. Aš Motiejus, tai mes irgi su tėvais iš Druskininkų persikraustėm. Paskutiniai metai tokie buvo netikėti, šiaip neplanavo, pasakė, va čia neseniai, tai taip ir gavosi, kad čia viskas tik į rugsėjo pačią pradžią. Nuo vasaros galo čia pradėjom derinti, tai čia dėl to, kad nieks niekur nežino dar. Irgi aš pasimokė. To visą laiką. Kaip? Neprisimenu, aš negirdėjau. Motiejus. Ai, jau dabar prisimenu, aš spėjau pamiršti. Atsiprašau, norėčiau paklausti klasiokų, jeigu koks bus afteris, tai visai norėtumėm prisijungti, susicementuoti, susipažinti labiau. Nu, nežinau, jeigu čia kažkoks vyksta. Ne, čia apie šiandien. Ai, supratau. Nu, tai penktadienį irgi galim prisijungti. Tai galime susipažinti kartu kažkur. Kur? Įmanoma? Susitarsim. Gerai. Kadangi aš nežinau, kuriuose klasėse būsit, man vis tiek reikia jūsų duomenų. Gerai. Viskas, galima eiti. Prie mokyklos. Ar? O nesakai, kad nevyrukai. Tai netikėtai. Ką, važiuom? Pratęsti video? Važiuom, Jessica. Afteris laukia. Gaila, bet į afterį niekas taip ir nepakvietė. Tad patys susiorganizavom rudeninę šventę savo. Kėlėme 6 ryto ir lėkėm į garsiąją Varėnos grybų šventę ir didįjį grybavimo čempionatą. Opa. Aš tokiu pristatymą. Va, kaip gerai. O, ačiū labai. Ačiū. Ačiū. Čia išeisim daugiau negu atvažiavom. Kad turėtumėt ką nešiotis, kažkant grybų tai nėra. Tikrai nėra. Bet tų grybų va, nuo kelmo neimkit. Mes tai tos ir planavom, nuo tų pradėt. Ačiū. Aš paduką savo atsinešiu. Kaklas seka. 3, 2, 1, startas! Eik, tu šiekt. Dabar nuotraukų reikia prisidaryti. Eikit iki galo ir tada į kairę sukit iki kito kelio. Į pyragelį jo. Neimk jo. Neimk šitą. Neimk mane.
Bus tau tos grybus. O, kaip gražiai. Nugi sakė, nerink raudoną, Taigi, kuriuos tik pažįsti, ar pažinojai tuos, kur paėmė? Koks vardas to? Žiūrėkim, seilius bėga. Aš išmetėjus? Ai, rimtai? Pažiūrėk, o tiek rinkom. Einam į komisiją, viskas. Ai, rimtai? Jau pavėlavom? Mes išėjom 5 minutėm po. Tai ką dabar daryt? Viskas. Viskas? Taip. O tiek rinkom, blemba. Blemba gaila. Ai, išmiško. Pavėlavom mes vis dėlto sakė. Jo. Pasiklydom. Jo, žinom. Tai mes pastovėt galim. Kad laimingesni būt. Mūsų nepriėmė. Tai tokie laimingi. Jau tai labai atsiprašau, kad sutrukdžiau žiūrėti jums šį video, bet labai norėjau padėkoti Orbix.lt, kad remia mūsų šitus visus gastroliavimus. Tai yra internetinė žaidimų ir prenumeratų parduotuvė. Pavyzdžiui, galite ChatGPT nusipirkti už 5 eurus visam mėnesiui. Arba tą patį YouTube Premium tik už 30 eurų metam. Taip pat vėl grįžo Netflix'o ir Spotify'us prenumeratos, bet jas galite įsigyti tik iki gruodžio 1 dienos, tad paskubėkit. Pats naudojusi šiom paslaugom ir tikrai jokių blogų atsiliepimų neturiu. Taip pat su Pagankos nuolaidos kodu gaunate 5% nuolaidą. Tai yra wow. Ačiū dar kartą Orbix.lt, kad remia mūsų kanalą. O dabar lekiam atgal į video. Atsiprašau, pabaikite sakinį. Sik pas mergytę? Ne. Gerai. O jum ne? Man tai gerai. Ar apšilęs truputį? Ne. Dar rytas, dar ankstyvus. O galima vieną klausimą. O ką grybas pagalvojo, kai žmogus jį nuspyrė? Nu, jis, žinau, galvos neturi. Tu turi? Kepurė? Turi, bet nieko gero. Sveiki. Galima vieną klausimėlį. Ar laukite koncerto? Laukiame. O kas koncertuos? Žemaitukai. O žinot bent vieną žemaitukų dainą? Nepasakysiu. Atsiprašau. You make me po koloko? Suprantu. Ok. Jūsų labai graži maikė, iš kur pirkote? Airijoj. Airijoj? Labai aš irgi tokios norėčiau, labai gera mūsų maikė. Kaip jums šita šventė? Labai nuostabi šventė, nu tai... Tokia gal labiau tradicinė, sakyčiau. Nežinau, aš pirmą kartą šitoje šventėje, tai negaliu lyginti, bet tradicinė. Nu. Ne vietinis pas, taip? Ne, Vilnietis. Ai, Vilnietis? Jo. Kur Vilniuje gyvenat? Centre. Centre? Oi, labai gerai tada. Galima truputėlį jūs patrukdyti? Ne. O galima klausimėlį, kas čia yra? Gera? Elas. Toks. Ar nesunkiai? Ką yra? Nesunku? Kad nors danėti. Jeigu norite, aš jūs galiu nufotkinti prieš tos gražios. Nenorit? Tiek to, užteks be manęs. Oi, kaip gražiai. Einam visi. Opa! Labai gerai. Suktukai. Opa. Aš jau pavargau, žinokit. Atsiprašau? Prašau. Galima porą klausimėlių. Čia Varėnos miesto šventės. Taip. Turim porą klausimų jums. Prašom. Kaip atsiranda grybai? Kaip atsiranda grybai? Nueina dzūkai ir atneša. Pagamina kažkas juos. Grybai auga miške. Jeigu gera terpė būna, tai geras tai grybas. O jeigu ne, tai musmirė, kaip Jonas. Jeigu grybai galėtų kalbėti, kaip manot, ką jie pasakytų? Sveikintų. Ką jie pasakytų, jeigu grybai galėtų kalbėti? Kodėl dzūkų mergos nuogos? Palik mus ramybėj. Čia su intencija toks apie šitą klausimėlį. Ne, Švedijoje, pavyzdžiui, grybų nerenka. Ta paklotą išdrasko, su šaknėm ištraukia, nu tai... Nu ką? Ir pabaikit rimuoti sakinį. Ruduo, grybai. Grybai ir dzūkai. Ruduo, grybai, Varėna. Gerai, Grybą reikia nupjauti. Ar pačioj šventės rana? Prašau? Pačioj šventės rana ar ne? Grybų sriubos valgym. Ačiū labai. Pas Joną grybų sriubos valgym. Firminė mūsų valgykla. Kur Jonas? Jonas, o čia raudonai po dešinę pusę musmirys. Musmirys galvos. Spėk, kuris Jonas. Macytas kažko gal? Pažįstami? Ne. Ne Jonas? Ne. Ai kaip? Jonas. Jonas. Šitas ir ne kitas. Šposinikas.
netikėtai nutraukėm filmuoti grybų šventę, tai čia va gavom nemokamus pakvietimus ir atlėkėm. Į patį geriausią renginį šių metų - Gameoną. Kokie pirmieji įspūdžiai tu nebuvo čia? Prastai. Labai prastai. Greičiau čia labai toks hate speechas. Jo, tu dabar pasakyk, kas gerai. Baras yra kažkur netoli. Tai jo, čia tik tiek va, introductionas padarytas, o dabar kontentas iš Gameono. Discordo moderatorius. Čia gaidys kažkoks. Čia smirdžiai, čia prieina prakaitų, taip smirda. Tai įsivaizduoju, kas būna, kai jie žaidžia kažką. Mes dabar tiesiog vaikštom vien tik tam, kad kažkas sakytų, o paganka. Va čia tai pasaka. Va dėl tokio dalyko aš mokėčiau pinigus. Sveiki. Sukišus gyvatę. Čia pas jūs kepurę galima gauti. Dėkui. Kaip atrodau? Gerai? Paganka. Promotionas visur turi būti. Kas per Sigma? Kas per Sigma? Brolė. Ai, nu va, kas čia šūkuoja. Kas ten yra? Su sparnais, kas čia yra. Na čia jau košmaras. O, žiūrėk. Suicide Boys. Main character. Viso Gameono čia pamačiau jau tikrai. Reikia dokumentų ar ne? Turi 20 metų. Jo. Galiu parodyti. Laimingas iš karto, kad alaus gaus. Vieną alaus. Krieko tik turim. Arba šaudit po viskį kolą dvigubai, bus gerai, rankos nedrebės, stabilizacija iš karto. Dėkui. Dėkui tikrai. Tai gal pasipis iššikmu su savo krieku. Jis nieko nefilmuojas prieš veidą, prieš šoką tiesiog. O ten mergar ten bukurus pakvairės. Pasiliksim šitą klausimą. We will never know. Tik jo, verta čia žaisti šitą žaidimą ar ne? Įdomu ar ne? O tu čia dievas? O tu čia dievas ar šiaip čia? Įdomu tau. Aš pažiūrėsiu, gerai? Sveiki, čia Gameono apžvalga. Norėjau paklausti, ką čia darot, Sveiki. ką čia žaidžiat, ką žiūrit. Žiūrim, kas per žaidimas. Supratau. Čia galiu paklausinėti žmogaus. Kiek duotumėt balų? Nežinau, dar nepradėjau žaisti. Ai, o kada pradėsi žaisti? Kada leis? Praleis neduoda animacijas. Tai galim developerį pakviesti. O, čia gali pasirinkti, jo. Ne, imk šitą. Jo, tik jūs čia gal developeriai žaidimo. Ai, nes neleido skipinti, buvom pikti. Jo, šitą rinkis, jo. O kas čia yra? Plaukai ar kas ten? Nu, žodžiu, nekomunikuoja su manim. Tai baigsim. O tau įdomu? Aš neįsivaizduoju, ką čia daryti. Aš neįsivaizduoju, ką čia daryti. Aš irgi nežinau. Tai mes tu galim pakviesti developerį, padės gal tavo. Nereikia. Yra developerių. Lipki traukinį. Jo. Nereikėjo išlipti iš traukinio. Nu, nežinai kaip žaisti viskas. Nežinai tu kaip žaisti. Sveiki, žinai kaip žaisti? Ai, čia jūs tas pats. Mes čia galim klausimėlį padaryti. Kelintą kartą jūs esat Gameone? 4 gal. Koks to vardas? Deimantas. Tai dėk Tomas koks. Niekad neatskleis savo tikros tapatybės. Tomas, jo. O koks to šiaip mėgstamiausias žaidimas? Dark Souls tikriausiai. O, pavyzdžiui, o jei Robloxą žaisčiau, piktum ar ne? Tai aš pats Robloxą kuriu drabužis. Ai, žaidži Robloxą? Geras. Nežaidžiu, bet kuriu. Geras, blemba, jo, geras. Robloxas žiauriai gerai. Bičas įsigando, kad nušaus į realybį. 2024. Ate. Tai jo, dėkui, kad žiūrėjot šitą video. Jei nori dar daugiau tokių bairio video, surinkam 666 like paspaudimus. Gameonas buvo. Pasubinkit. Iki.